Alfa LT redakcijoje visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės Vilmorus direktorius daktaras Vladas Gaidys. Labadiena. Labadiena. Daktarė, noriu jūsų klausti, tai paskelbta žiniasklaidoje galimybė, jog Darbo partija Viktoro Uspaskicho vadovaujama ir Rolando Pakso Tvarka ir Teisingumas gali susijungti į vieną politinę partiją, vieną politinį darinį. Noriu klausti, Darbo partijos ir Tvarkos Teisingumo susijungimas, kokią turėtų įtaką politiniam žemėlapiui? Kaip pasakyti? Čia turbūt galima apie du dalykus kalbėti ir ganėtinai tokius atskirus, autonomiškus. Vienas dalykas - elektoratai, balsavimas, ką tai duos politiniai scenai. Kitas dalykas - toks politinis lygmuo, kaip tos partijos, kaip jos jungsis, kiek turės balsų, ko jos sieks, ar užimt kokias tai ten pozicijas valstybėje, ar kaip, čia kita istorija. Jau kalbėti apie elektoratus, iš tikro, tie elektoratai yra viens kitam simpatizuojantis, tai pavadinkime, tokiam psichologiniam lygmenį buvo pas mus tyrimai, apibūdinkit Darbo partijos elektoratą, Tvarkos ir Teisingumo rinkėjų klausim. Tikrai tokie šilti ir geri žodžiai. Ir atvirkščiai, tos partijos psichologiškai yra gana artimas, jeigu kalbėti apie socialinius demografinius bruožus, irgi stebėtinai daug yra kokio tai artumo. Tarkim, tų partijų elektoratas yra daugiau kaime, daugiau rajonuose, rajonų centruose, žemesnio išsilavinimo, bent jau su aukštuoju, ženkliai mažiau negu kur nors kitur. Tos partijos, abitos partijos, tų partijų elektoratai, jiems būdinga tai, kad žymiai daug, žemesnės pajamos šeimos nariui, ženkliai žemesnės, lyginant su socialdemokratais, Tėvynės sąjunga, nekalbant apie liberalus. Tai va, kažkas jas vienyje, tuos elektoratus ir psichologiškai jie artimi. Jeigu klaus, už ką jūs dar galėtumėt balsuoti, būtent jie tarpusavį galėtų ir viens su kitu balsuoti. Ir liktai viskas čia labai gerai, bet politikoje turbūt labai retai būna tokiuose procesuose, kad 1+1 yra lygus 2. O sudėkim tos 2 elektoratus ir gausis toks didelis labai elektoratas. Paprastai taip nebūna, visiems dėl kažko tai būna nepatenkinti, dėl kokių tai galbūt principinių nuostatų, rinkiminių nuostatų, gal pas mus netaip jos ryškios tos idėjos, bet bent jau ir dėl lyderių. Abu lyderiai tų partijų yra labai ryškus, turintys tokią politinį kažkokį, nežinau, ar šleifą, ar kelią labai ryškų. Ir kažkam gali nepatikti, tarkim, Tvarkos Teisingumo elektoratui Viktoras Uspaskichas gali nepatikti daliai, kitiems ir atvirkščiai. Ir tas, kas nubirės, juos susirinks socialdemokratai. Bet jie gali įgyti daugiau? Kaip? Gali ir įgyti. Aš neįsivaizduoju, kad čia galima daugiau įgyti, yra konkurentai, kurie kažką tai darys. Tik tai tiek, kad jeigu būtų tos partijos kokios tai antagonistinės, tada 1+1 būtų ir 0, gali ir taip atsitikti. Šiuo atveju tikrai ne, čia visai logiškas ir neblogas žingsnis elektoratų prasme. Kitas dalykas, elektoratai, tai čia tas pasireikš mūsų apklausose, bet yra kiti dalykai, kaip jungsis tos pajėgos žmonės rajonuose, ar jie sugebės, ar norės. Struktūriškai organizaciškai. Taip, galbūt jie ir pykosi ten 10 metų, o dabar čia liepia apsijungti ir kaip čia gali būti įvairių tokių kokių tai nemalonumų. Ir partiniam tam lygmenį, o kas bus pirmininkas, o kas bus antras, o kas bus ten kur, o kaip bus rinkiminiai sąrašai, pagal kokį principą pildomi. Ir čia labai daug yra įtampų, labai daug problemų. O socialdemokratai ir šita struktūra, kuri vienytųsi, tai būtų pagrindiniai konkurentai tarpusavy?
Nu, būtų pagrindiniai konkurentai, bet visą laiką jie buvo ir sąjungininkai, ir apklausose, kurie tai prasme matos, kad pakankamai artimos jėgos ir Bet elektoratai panašus. nu, socialdemokratų yra su aukštesniu išsilavinimu elektoratais, paskui aukštesnių pajamų socialdemokratų elektoratas, vyresnis elektoratas. Va tai šito elektoratas yra darbo partijos toks jaunesnis, tvarkos teisingumo, nu, kiek vyresnis. Ir jie tokia aibė praplečia, tas susijungimas praplečia amžiaus prasme tą aibę. O Viktoras Uspaskichas, Rolandas Paksas, kaip jūs apibūdintumėte dabar šitus lyderius, požiūrį į juos? Nu, kalbant apie Viktorą Uspaskich, pastarų metų kaip ir jo partijos reitingas po truputį mažėja, taip ir Viktoro Uspaskicho mažėja reitingas, mažėja palankumas jam, jis kažką gal ir praradęs tokio psichologiško tokios įtaigos žmonėm ir per televizijas. Nu, ne visai taip atrodo, kaip anksčiau savim pasitikintis, turintis puikų humoro jausmą ir panašiai. Matos, kad kažkas tai liktai yra. Dėl to kalėjimo gal jis ten turbūt ir tai, ir tas, ir kokios tai nesėkmės tame partinėme kelyje akivaizdžiai yra. Ir tas jaučiasi, reitingas kiek tai mažėja ir atvirkščiai. Rolando Pakso partijos Tvarka teisingumas po truputį kyla. Nors žinoma, kad jų svoriai reitingų prasme yra skirtingi. Darbo partijos kol kas daug, Tvarkos teisingumo mažiau, bet jeigu žiūrėti ir tas tendencijas, tuo požiūriu jų vertė tokiai politiniai rinkoje, nu, jie artėja prie kažkokios ekvilibriumo ir tas susijungimas jis pakankamai toks galbūt lygiavertis yra. Bet jeigu partijos nesijungtų, ar būtų kokiu nors rinkėjų prasme grėsmių joms, tarkim, Rolando Pakso partijai, jeigu jinai mažesnė ir panašiai? Nu, nemanau, kad pastaruoju metu, turint galvoje, kad ką tik buvo rinkimai ir paprastai per rinkimus yra visi tie bandymai peržaisti elektoratus, kažkaip tai kažką tai naujo padaryti, visa ta energija ten pasireiškia ir nauji dariniai ir gal ir seni, bet su nauja jėga, bet nieko ypatingo nepasirodė, drąsos kelias pasirodė, bet ir reitinguose šiuo metu nykstamai mažai beturi. Ir tos tradicinės partijos, tame tarpe Tvarka ir teisingumas, jos toliau politiniai scenai ir grėsmių iš kažko tai nelabai ir matosi, nes tas labiausiai įtemptas laikotarpis jis praėjęs. Dabar jau vėl kokia tai konsolidacija. O ideologiškai nebūtų priešpriešos? Nu, ideologiškai gana sunku sakyti. Galbūt Tvarkos ir teisingumo galima būtų kokios tai tam tikrus ideologinius bruožus lengviau apibūdinti. O darbo partijos, ne kartą ir pirmininkas sakė, mes nei už kairę, nei už dešinę, mes už Lietuvą, kad būtų geriau. Neteko man girdėti kokio tai principinio kažkokio tai, kad mes dėl to nesijungsim. Tuo požiūriu jie tokie gana yra minkšti ir gali jungtis ir esant reikalų ir su vienais, ir su kitais, ir su trečiais, nes tai nebūtų išdavimas kokio tai idėjos. Bet jau Viktoras Uspaskichą, tarkim, konservatorių elektoratui būtų, pasaulio pabaiga. O Rolando Pakso rinkėjų kaip į Viktorą Uspaskichą žiūrima? Esame reguliariai pasižiūrimi, kaip elektoratai vieną kitą partijos pirmininką vertina, bet tie elektoratai yra artimi, ne antagonistiniai, atitinkamai partijų pirmininkai yra pakankamai teigiamai vertinami. Čia kol kas bent jau čia problemų nėra. Kaip į Algirdą Butkevičių žiūri šio partijų rinkėjai?
Nu, visumoje Algirdas Butkevičius kol kas šiuo metu, jis palankiai vertinamas visų elektoratų, netgi Tėvynės sąjungos elektoratą jis turi pliuso ženklą, o ne minuso ženklą. Tuo labiau darbo partijos, Tvarkos ir teisingumo, taigi jie bendražygiai 4 metus buvo opozicijoje kartu ir kiek sėkmingai, nesėkmingai, sakyčiau, sėkmingai, gal kokių tai darbų ir nenuveikė, bet ir neišsiskyrė per tą laiką ir ganėtinai sklandžiai įžengė, nu visko ten buvo, ir prezidentės buvo tam tikri žingsniai, bet pakankamai sklandžiai įžengė į buvimą daugumoje, į pozicijos vaidmenį ir vieni, ir kiti. Nu, nesakyčiau, kad kokie tai ypatingai dabar, kokie tai, nu, yra ten viską, bet manau, kad pakankamai viskas sklandu kol kas. Ačiū už pokalbį.